Labadiena, brangus žiūrovai, sveiki įsijungę tiesioginę transliaciją iš Klaipėdos miesto. Uostamiestis. Šiandien čia karaliauja regbis ir šiandien būtent startuoja Lietuvos regbio 7 čempionatas. Pirmasis etapas ir čia 8 komandos kovos ne tik dėl iššūkio taurės, bet ir dėl 3 kelialapių į pagrindinės varžybos kovoje dėl titulo. O Kuršiai savo pranašumą dar labiau tvirtina ir dabar jau viskas po truputėlį tampa aišku. Klaipėdos Kuršius galima pasveikinti galutinę pergalę. Šiandien iššūkio taurės varžybose priklauso jiems 4 pergalės iš 4 ir pirmoji vieta čia rungtyniaujant Klaipėdoje. Sveikinimai su pergalė. Kas lėmė tokį jūsų komandos pasirodymą? Ačiū labai, lėmė turbūt gal susikaupimas. Pradžiai sunkiai sekėsi, paskui įsibėgiojom ir finale turėjom pirmą sunkų kėlinį, paskui antram kėlinį įsibėgiojom ir manau tas ir lėmė. O apskritai šiandien paėmus visas rungtynės, kas sunkiausiai sekėsi? Darėm daug klaidų iš tikrųjų, gynyboje reikėjo daug gintis, darėm daug baudų, o žaidžiant regbį 7 tikrai gynyboje daug atiduodi jėgų, tada sunku užpulti, tai manau čia buvo didžiausios klaidos, dėl kurių kartais kentėjom. Laukia kovos prieš stiprias komandas, kokios mintys ir kokie tikslai? Šiais metais tikslai jau pakovot, galbūt dėl medalių, praeitais metais gal ne taip gerai sekėsi, šiais metais tikslas jau kabintis į medalius.